Tai sveiki, esame iš VGT studentų atstovybės, vykdome projektą Nusirašinėk legaliai, naudok savo smegenis ir norėtume užduoti jums keletą klausimų. Prašom, labai malonu. Tai pirmasis būtų, kokia yra jūsų nuomonė apie akademinio nesąžiningumo problemą? Aš manau, kad problema egzistuoja. Džiaugiuosi, kad daugelis universitetų sugebėjo daugmaž paspręsti tą problemą rašto darbų srityje, nes atsirado tiesiog programos, kurios leidžia tikrinti darbus, bet kalbant apie egzaminus, man dėja vis dar atrodo, kad kultūra nusirašinėjimo klesti, o ir kalbant apie rašto darbus, vėlgi, matau, kad ne tik studentai, bet kartais kai ir dėstytojai plagijuoja, tai yra tikrai bėda. Šiandien mes tą problemą dar nesusitvarkėme. Supratau. Kaip manote, kokių įgūdžių prieš darbdavį netenka nusirašinėdamas būsimas specialistas? Man atrodo, pagrindinis dalykas, ką išmoksti nusirašinėdamas, tai išmoksti, kad tu problemą gali spręsti ne ją spręsdamas, bet apsimesdamas, kad jos nėra. Tai eini šonu ir tarsi išsprendži. Tai čia yra, man atrodo, labai blogas dalykas, nes iš tikrųjų, jeigu iškyla problema, ją reikia išspręsti iš tikrųjų, o ne apsimesti. Tai jeigu toks įgūdis atsiranda, spręsti ne problema savo apsimesti, tai jisai per gyvenimą visur kerta labai smarkiai ir ypač darbe. O apie tai, kad žinių neįgyji, jeigu nesimokėm, tai čia jau faktas, banalu atsakyti. O kaip manote, ar darbdaviai pastebi nesąžiningą studentą darbe? Negali sakyti, kad iš karto paims ir pastebės pirmą akimirką, bet aš tikrai esu įsitikinęs, kad visą laiką tai atsiliepia žmogui jo gyvenime ir karjeroje. Nebūtinai ir karjeroje, apskritai gyvenime. Nes kai tu išmoksti apsimesti, kad problemos nėra ir čia taip nukirtinėti tos kampus, tai vis dėlto negali būti nei prieš save ramus, kad tu teisingai viską ir gerai padarai, nei tu kitam gali tai parodyti, o kai išiškėja, dažniausiai tai būna žymiai skaudesniai situacijai, negu netgi, sakykime, pravirtęs egzaminas. Tai aš tikrai linkiu geriau, kad jeigu nepasimokymas turi kainą, tai geriau, kad tą kainą sumokėti iš anksto ir nedidelę, o ne vėliau ir labai didelę su palūkanom. Toks linksmesnis klausimas, ar savo studijų metu esate nusirašęs? Esu vieną kartą daręs špargalkę, bet supratau vieną dalyką labai aiškiai, kad jeigu pats pasiruoši, kad ir ką pasiruoši, kad ir tą konspektą, kuris galbūt tinkamas būtų nusirašinėjimui, tada nebereikia nusirašinėti. Ir iš tikrųjų man ir nebereikėjo to daryti. Tai labai džiaugiuosi, paskui net nenusirašinėjau ir tiesą sakant, kai netgi mokykloje mokiausi, tai visą laiką šalia sėdėdavau su, aš pats gerai mokiausi, bet sėdėjau su dar labai gerai pasimokančiu matematiku, tai mane šalia visą laiką sodindavo, nes aš būdavau tas, kuris nenusirašinėjo. Supratau. Ir pabaigai, ką galėtumėt palinkėti VGT studentams sesijos laikotarpiu? Čia galbūt ir sesijos laikotarpiu, ir nesesijos laikotarpiu, aš tikrai suprantu, kad dalis studijų yra labai smagios, įdomios ir ateityje prasmingos, o dalis tokių dalykų yra, kur kyla pagunda gal net ir nusirašinėti. Tai mano patirtis yra tokia, kad kai aš atsimenu, kai buvau studentas ir dalies dalykų taip pro pirštus pažiūrėdavau, dalį labai atsakingai ir darydavau tai su sąžinės graužimu, tai aš kviečiu jūs daryti taip, kad išsirinkti, kas tikrai svarbu jūsų gyvenime, tam skirti visą didžiausią dėmesį ir tai ateityje panaudoti, o jeigu kažkas yra neprasmingo, neaktualaus, tai tikrai nereikia nusirašinėti, išplauksit bent kaip, kad ir su mažesnėm žiniom, darykit be sąžinės graužimo tai, kas jums atrodo svarbu ir aktualu. Ir tada gyvenime viskas bus gerai.